norisi dalintis tą patirtimi, kurią sukaupėme bendradarbiaujant su ugdymo įstaigomis Vilniaus miesto ir rajono. Tai maisto švaistinimo mažinimas ugdymo įstaigų vaidmuo iš tikrųjų yra labai svarbus. Ir Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Vilnius sveikiau, labai ilgas pavadinimas, su tvarumu yra neatsiejama dalis, dėl to, kad mūsų kaip organizacijos pagrindinis tikslas yra gerinti gyventojų sveikatą, įkvėpti juos gyventi sveikiau. O tvarumas ir sveikata tai yra du neatsiejami dalykai ir tikrai pati savoka tvarumas, kaip girdėjom, apima viską ir infrastruktūrą, mitybą, maisto švaistimą. Tai visą tai pradėję nuo savęs mes galime užtikrinti tą bendruomenę, kuri bus tvaresnė, sveikesnė ir darnesnė. Tai šiandien norisi iš tikrųjų kalbėti garsiai apie šią problematiką, apie maisto švaistimą apskritai ir tą švaistimą ugdymo įstaigose, ar ne, jų praktiką, nes tikrai gerosios patirties yra, kurią norisi pasidalinti su visais. Ir svarbiausia iš tikrųjų nedaryti vienos dienos ar net tvarumo šventės, judumo šventės, tai daryti kiekvieną dieną mažais žingsniais link to pokyčio, tvaresnio pokyčio mūsų bendruomeniai. Na, statistika iš tikrųjų nėra džiuginanti pasaulyje, mes iššvaistom 1/3 tinkamo vartoti maisto. Ir ta statistika yra ir ES ir Lietuvoje tikrai nekokia. Ypatingai tam turėjo įtakos pandeminis laikotarpis, kai mes visi buvom užsidarę. Ir pirmaisiais pandemijos metais, 2020-aisiais, ES tyrime atliktame buvo nustatyta, kad vienas ES gyventojas per metus iššvaisto 127 kg maisto. Po metų mes turėjome 131 kg vienam gyventojui. Per metus mes šokome plus 4 kg. Na, greičiausiai ir kūno masės dalyje irgi šokome per pandemiją, su fiziniu aktyvumu rodikliai krito, mityba krito. Ką tai rodo, kad mes esam labai vartotojiška visuomenė apskritai, o užsidarę tapome dar labiau vartotojiška visuomenė, neatsakingai vartojame maistą. Jeigu žiūrėtume į Lietuvą, tai tikrai nėra tas rodiklis irgi geras. 2020 ir 2021 metais Žemės ūkio ministerija irgi atliko tyrimą, kurio metu buvo nustatyta, kad vienas Lietuvos gyventojas iššvaisto 141 kg per metus. Tai reiškia, mes buvome ir esame daugiau negu ES vidurkis. Taip, skaičiai jie yra liūdni, bet tik tai ties tuo užstrigti ir sakyti, kaip viskas yra blogai, negalime, turime ieškoti būdų, kaip tą švaistimą sumažinti. Kad sumažintumėm, turėtumėm išsiaiškinti, kur mes daugiausia jo iššvaistome, tai iššvaistome daugiausia vis dėlto namų ūkiuose. Tai mūsų namuose, kur mes perkame, vartojame ir nesunaudojame. Ir iš tikrųjų čia yra svarbu bendruomenė, nes ugdymo įstaigose maitinimas vykdomas, vaikai ugdomi, šviečiami, bet ugdymo įstaigos bendruomenę sudaro ne tik vaikas, mokytojai, administracija, bet ir tėveliai. Šitoj vietoj labai norisi to bendroniškumo ir bendro tikslo siekimo, kad tas ugdymas vyktų visai bendruomeniai, ne tik vaikams. Jeigu žiūrėti į ugdymo įstaigų statistiką, tai Žemės ūkio ministerijos tyrimo atliktame, kur daugiausiai prarandame maisto, daugiausia mes prarandame iš valgančiųjų lėkščių. Tai trumpai aptariant visas 3 grupės, virtuvėje, kurioje vyksta gamyba ugdymo įstaigoje, yra nedidelis procentas iššvaistomo maisto, tai dažniausiai būna dėl tam tikrų netitikimų, kaip pasibaigęs galiojimas, netinkamas produktas. Iš patekimo, tai jeigu tai yra tiesiog bufetas ar ne, arba švediško stalo principų maitinimas vykdomas, irgi dalis netitikimų iškrenta maisto, bet vis dėlto didžiausia dalis yra iš valgančiųjų lėkščių, tai reiškia to, ko mūsų vaikai nesuvalgo ir kas keliauja į atliekas. Kokio maisto dažniausiai mes daugiausiai iššvaistom? Tai tikrai labai įvairus maistas, pieno produktai, grūdinė kilmė, žuvis, mėsytė, bet dėja, daugiausiai mes iššvaistom vaisių ir daržovių. To, ko mūsų organizmui tikrai labai reikia. Ir noriu pasidalinti gerosiamis patirtimis, mažomis tokiamis, bet jos labai svarios visame šitame maisto švaistime.
Tai Vilniaus visuomenės sveikatos biuro specialistai, visuomenės sveikatos specialistai, kiti specialistai kartu bendradarbiaujant su ugdymo įstaigomis vykdo įvairiausias edukacijas sveikatos ugdymą, kaip viena dalis yra mityba. Tai apie mitybą mes kalbame daug, supažindinam vaikus su maisto produktais, kaip juos reikia vartoti, kaip reikia tvariai vartoti, kaip rūšiuoti. Ir šią vasarą skiriam labai daug dėmesio iš tikrųjų daržovių skatinimo valgymui kartu su partneriais Lidlu. Vykome į ugdymo įstaigose, kuriuose vykdomos stovyklos. Ir ten per tokį stalo žaidimą, kurį mes pavertėm nebe stalo, bet tokį didelį žaidimą su kauliuku ir užduotimis, dirbame su vaikučiais ir skatiname juos valgyti daržoves. Žinot ką? Vaikai valgo daržoves. Labai mėgsta daržoves. Tik jas reikia įtraukiai pasiūlyti per edukaciją, per žaidimą, per pasaką, mistiką. Tas labiausiai traukė ir tikrai rezultatai buvo džiuginantis. Ir mano šiandien kišenėje yra naujausi gyvensenos tyrimai vaikų, su kuriais atliekami. Ir Vilnius šovė į viršumą Lietuvos atžvilgių, mes pirmajame ties daržovių valgymu. Tai širdis džiaugiasi, kad per 4 metus padarėme pokytį ir tikiuosi, kad greit galėsime rezultatais pasidalinti su visuomenė. Na, kita dalis, kuri mane džiugina labiausiai, tai yra degustaciniai susirinkimai. Tai juos vykdo tiek ugdymo įstaigos, kai pradeda vaikučiai lankyti, duoda tėveliams susipažinti su maistu, kurį valgys jų vaikai. Nes mes turime suprasti, kad maistas, kuris yra duodamas ugdymo įstaigoje, jis yra reglamentuojamas teisės aktais, įvairiomis tvarkomis, bet tie reglamentavimai nėra blogi iš tos pusės, kad skatinama kuo sveikesnė alternatyva rinktis vaikams. Ir kai tėvai pamato, ką valgo jų vaikai, jie šiek tiek kitaip žiūri visą tai. Taipogi, aišku, ne viskas yra taip gražu. Yra beprotiškai daug problemų, su kuriamis susiduria kiekvieną dieną ugdymo įstaigos, kurios gamina maistą, ar ne? Yra tiekėjai, yra daug grandinėje jungčių, tačiau degustaciniai susirinkimai labai veikia ir probleminėmis situacijomis, kai vaikai labai masiškai nevalgo tam tikrų patiekalų. Mes rekomenduojame daryti degustacinius susirinkimus, kurių metu taipogi ragaujame tuos patiekalus ir bandom spręsti problemas, keisti ar tai ingredientus, ar patiekalo sudėtį ir taip po truputį išspręsti tas esminės problemas. Be viso to, dar visoje Lietuvoje yra diegiamas švediškas stalas. Tai švediškas stalas, na, manau, visi esate buvę viešbutyje pusryčiam, ar ne, kur gali pasirinkti, įsidėti tai, ką pats nori. Švediškas stalas Lietuvoje kaip pilotas pradėtas vykdyti nuo 2017 metų, tai jau gan nemažai. Ir tos ugdymo įstaigos, kurios įsidegė švedišką stalą, sumažino savo atliekų išmetimą iki 80–90%. Ir šiai dienai Vilniaus mieste yra 140 ugdymo įstaigų, kurios turi švediško stalo maitinimo principą. 26 turi pilną švediško stalo principą, tai reiškia, kai viskas, kas yra valgiaraštyje arba kas tiekiama tą dieną, vaikui galima pasirinkti pačiam įsidėti kokias nori daržovės, garnyrą, mėsytę, žuvį, sriubą, viską, kas yra. Ir likusios 114, tai yra dalinis švediško stalo principas, kuriame gali pasirinkti daržovės, salotas, sriubą. Ir iš tikrųjų švediško stalo įdiegimas tikrai kartais kainuoja ugdymo įstaigom nemažai iššūkių, bet rezultatai kalba patys už save. Ir paprašysiu šiek tiek paskubėti. Taip, ir jo šių pabaiga. Gerai. Taip pat, tai norėtųsi dar pasidalinti kitomis fainomis praktikomis. Tai daug ugdymo įstaigų jau turi šiltnamius, sodus ir darželius, kur vaikai patys gali auginti, prižiūrėti ir tai, ką skatina atsakomybės jausmą. Už tai, ką mes valgome, mes užsiauginam, turim tą ilgą, didelį kelią. Kitas dalykas, dėl ko aš labai džiaugiuosi, tai yra kompostavimo įrenginiai, kai atliekos keliauja į kompostavimo aparatus ir paskui yra panaudojamos tiesiog gėlynuose kaip trąšos. Na ir pabaigai, tai kad tvarumas nėra tik pasirinkimas, tai yra mūsų būtinybė. Ir pirmiausia, mes turim pradėti nuo savęs, kad sukurtumėm tą geresnę, tvaresnę ateitį.